Sveiki, esu Valdemar Barkovski, bepiločio orlaivio pardavimų vadovas Geonaus įmonėje. Šiandien stalo turime du didžiai LiDAR sprendimus – Zenmus L2 ir naująjį Zenmus L3. L3 yra ilgų nuotolio didelio tikslumo fotogrametrijos įranga skirta profesionaliems geodezininkams, infrastruktūros ir energetikos projekto įmonėms. Ir šiame video parodysime pagrindinius skirtumus tarp Zenmus L2 ir didžiai Zenmus L3. Pateiksime konkrečius techninius duomenis ir panaudojimo tikslus. Didžiai Zenmus L2 yra kompaktiškas, sveria apie 905 gramus, lengvai montuojamas ant Matriz 300, 350 ir 400 dronų. Tai patikimas kasdieniam darbui skirtas LiDAR sprendimas. Tuo tarpu didžiai Zenmus L3 yra didesnis, sveria apie 1,6 kg, skirtas tik bepiločiui orlaiviui Matriz 400. Tai sensorius orientuotas jau į didelius plotus ir aukščiausią duomenų tikslumą. Kalbant būtent apie komplektaciją ir palaikymą šios kameros didžiai Zenmus L3, tai jinai turi 2 metų gamintojo garantiją. Taip pat į komplektą įeina DJI Care Enterprise 1 metams, su galimybė šią apsaugą pratęsti dar iki 2 papildomų metų. Be to, suteikiama yra nemokama DJI Terra licenzija, leidžianti efektyviai apdoroti ir optimizuoti iš LiDAR surinktus duomenis. Svarbu irgi paminėti ir tai, kad Zenmus L3 komplekte rasime ne tik patį LiDAR sensorių. Taipogi dėžėje yra 2 SD kortelės su 1 TB atmintimi, skirtos dideliems duomenų kiekiams, ir specialus montavimo stabilizatorius irgi randasi komplekte, pritaikytas būtent Matriz 400 dronui. Beje, apie Matriz 400 droną turime atskirą video, nuorodą matome ekrane. O dabar pabandykime pritvirtinti L3 LiDARą prie Matriz 400 drono. Taigi pakeitėme stabilizatorių ant drono. Dabar pabandysime uždėti didžiai Zenmus L3 ant Matriz 400 drono. Visų pirma, reikėtų nuimti dangtelius nuo Matriz 400 ir nuo Zenmus L3. Kad nuimti dangtelį nuo Matriz 400, reikėtų iš pradžių paspausti ant dešinės pusės esantį mygtuką. Ir dabar būtent reikėtų įstumti į briaunas šitą sensorių ir kad pataikyti ant balto taškiuko. Kad išimti sensorių, vėlgi reikėtų paspausti ant mygtuko ir ištraukti būtent iš Matriz 400 stabilizatoriaus. Didžiai Zenmus L2 maksimalus atstumas siekia apie 450 metrų. Zenmus L3 maksimalus atstumas siekia apie 950 metrų. Tai reiškia, kad ilgesnės bangos L3 sensoriuje leidžia geriau prasiskverbti pro augaliją ir sumažina triukšmą vėlesniuose returnuose, tai yra grįžimuose. Didesnis atstumas reiškia, kad galima skristi aukščiau ir padengti didesnius plotus. L2 vis dar yra tinkamas kasdieniams projektams, tačiau dideliems plotams reikėtų daugiau skrydžių atlikti. L2 palaiko iki 5 returnų vienam lazerio impulsui, L3 tuo tarpu palaiko iki 16 returnų. Impulso dažnis L2 apie 240 kHz, L3 iki 2 MHz. Daugiau returnų ir didesnis impulsų dažnis leidžia L3 prasiskverbti pro tankę lapiją, matyti gruntą po mišku ir fiksuoti sudėtingas urbanistinės detalės, įskaitant plonas struktūras, pavyzdžiui, kaip elektros linijas.
L2 turi vieną 20 megapikselių RGB kamerą su apie 70 laipsnių matymo lauku. DJI Zenmus L3 turi dvi 100 megapikselio RGB kameras su 107 laipsnių matymo lauku. Tai leidžia L3 fiksuoti didesnius plotus vienu skrydžiu ir gauti ortofoto bei taškų debesį ypač aukštos raiškos. Net skrendant, pavyzdžiui, 100 metrų aukštyje pasiekiama apie 1 cm per pikselį rezoliuciją. L2 tinka mažesniems plotams ar projektams, kuriems nereikia tokio, pavyzdžiui, detalumo. 3. Laiko sinchronizacija ir tikslumas. Paprastas paaiškinimas dėl laiko sinchronizacijos. Tai įsivaizduokite, kad L3 dronas skrenda ir lazeris šaudo lazerio impulsus, o tuo pat metu kameros daro nuotraukas. Jei lazerio matavimai ir nuotraukos nėra tiksliai laike suderinti, tuomet vėliau jungiant lidar taškų debesį su RGB nuotraukomis atsiranda netikslumų. Pavyzdžiui, pastatai gali būti šiek tiek iškrypę, žemės reljefas gali būti klaidingai fiksuotas. Arba mažos detalės, tokios kaip elektros linijos ar medžių šakos, gali nebetiksliai sutapti su nuotrauka. DJI Zenmus L3 irgi pasižymė mikrosekundžių lygio laiko sinchronizacija. Vertikalus tikslumas iki 4 cm, horizontalus tikslumas bus iki 3 cm. Naudojamas Matriz 400 RTK su L3 surinkta 5 kontrolinių taškų, kitaip vadinami dar GCP taškai ir 8 checkpointų. L3 su 16 returno ir 100 megapikselių kameromis skrido 100 metrų aukštyje. Point cloud analizė parodė, kad checkpointų vidutinė vertikalioji paklaida siekia apie 2-3 cm, net po tankia lapyje. Ortofoto siekia 1 cm per pikselį rezoliuciją. Senesnės L2 20 megapikselių kameros tokią kokybę pasiektų tik skrendant žemiau ir daug lėčiau. Taigi, kur būtų galima panaudoti DJI Zenmus L3? Tai L3 idealiai tinka ilgoms linijinėms misijoms, kaip pavyzdžiui keliai, upės, geležinkeliai, taipogi elektros linijų skenavimui, miškininkystei ir biomasės skaičiavimui, pakrančių erozijos stebėjimui, geodeziniams matavimams, urbanistiniam planavimui, kur svarbios smulkios detalės. L2 vis dar yra puikus kasdieniams projektams. Jis greitai paruošiamas, lengvas ir tikslumas daugumai infrastruktūros darbų yra pakankamas. Taigi L3 skirtas dideliems sudėtingiams projektams, kai reikia aukšto tikslumo, greitesnio darbo, tankesnių taškų point cloud'e ir mažiau skrydžių. Tuo tarpu L2 patikimas ir kompaktiškas, ekonomiškas sprendimas daugeliui kasdienių projektų. Tai ne klausimas, kuris geresnis, ar Zenmus L2, ar Zenmus L3, o tiesiog tinkamiausias konkrečiam projektui pasirinkimas. L2 vis dar yra solidus pasirinkimas, ypač mažesniems plotams ar kasdieniams darbams. Taigi, jeigu ši informacija jums buvo naudinga, sekite mūsų YouTube kanale, Facebook, LinkedIn'e, kur reguliariai dalinamės realiais dronų testais, palyginimais ir praktiniais pavyzdžiais iš infrastruktūros projektų. Taipogi norėtume priminti, kad galima daugumą DJI Enterprise dronų pas mus išsinuomoti, todėl yra galimybė išsinuomoti taipogi ir Matriz 400 droną su lidar įranga ir patiems išbandyti Zenmus L2 ar Zenmus L3 realioms darbo sąlygoms. Na ir prieš priimant sprendimą dėl pirkimo. Tai ačiū Jums ir iki.